mesk lauk savo kavos puodelį. Tai didžiausias melas, kuriuo tu tiki ryte. Kava tikrai gali būti dvipusis kardas. Iš pradžių jis suteikia energijos pliūpsnį, bet vėliau gali palikti dar didesnį nuovargį. Kodėl? Štai 4 priežastys. Kofeinas blokuoja adenoziną. Tai medžiaga, kuri stimuliuoja smegenis, kad esi pavargęs, signalizuoja tau. Kai kofeinas užblokuoja šiuos simptomus, tu pasijunti žvalesnis. Tačiau, kai kofeino poveikis baigėsi, adenozinas grįžta su kaupu. Todėl nuovargis gali būti dar didesnis. Antras dalykas – tolerancija kofeinui. Jei vartoji kavą reguliariai, organizmas prisitaiko ir pradeda gaminti daugiau adenozino receptorių. Tai reiškia, kad tam pačiam efektui pasiekti reikės didesnio kiekio kavos. Trečias dalykas – dehidratacija. Kava veikia kaip diuretikas. Todėl gali netekti skysčių. Net nedidelis dehidratacijos lygis sumažina deguonies kiekių patekimą į smegenis, į raumenis ir tai suteikia nuovargį. Ir jeigu geri kavą cukrų, į kavą dedi cukrų, kitokius priedus, jei geri kavą saldint ar su kokiais tai sirupais, cukraus kiekis gali sukelti dar didesnį ir stipresnį energijos pliūpsnį, po kurio seka dėja kritimas. Jei nori stabilesnės būsenos, verta išbandyti žalią arbatą. Arba dar geriau, jeigu nori pasijusti žvalesnis, gali tiesiog paprastai rytą atsikėlęs į stiklinę šalto vandens, įsidėti žiupsnį druskos, taip gausi energijos ir atstatysi elektrolitus. Jeigu nori daugiau sužinoti, ką gerti vietoj kavos, kad būtum visą laiką energingas, parašyk man ir mes greičiausiai surasime tau sprendimą. Tik tau vienam pritaikytą sprendimą.